Anželika, ar teko susidurti su povedybine sutartimi? Ar žinai, kas tai yra ir kažką gali pasidalint? Žinai, Silvija, pasakysiu tau taip, kad aš nežinau, čia ačiū Dievui, ar kaip tik atvirkščiai, man teko susidurti su vedybinė ir povedybinė sutartim tik tai 2 kartus. Tiesą pasakius, kažkaip su tom nepasisekė man padirbėti, bet iš to, ką aš žinau, galiu papasakot. Taigi, pirmas dalykas, tu gali sudaryti tą sutartį prieš santuoką ir santuokos metu. Taip. Tada jeigu tu sudarinėji tą sutartį, tai turbūt visi žino, tai reiškia, kad, tarkim, vieno asmens turtas yra jo, kito asmens turtas yra to asmens. Žodžiu, reiškia, kad tiesiog, tarkim, Aprašoma, yra jo ne? aprašoma, kad, tarkim, kiekvienam priklauso tokia ir tokia dalis, tas ir tas. Tada kitas dalykas, jeigu tu pirksi, tarkim, santuokos su vedybinė sutartį vėlgi kažkokį tai turtą savo vardu, tai priklausys tik tai tau. Tačiau, jeigu jūs galvojate, kad turėdami vedybinę ar povedybinę sutartį, jūs pilnai apsaugo nuo visokių tų atsiskyrimų ir visa kita, ir kad jeigu mes, pavyzdžiui, skirstomės, tai tas turtas priklausys tik tai man. Taip, priklausys, bet jeigu jūsų sutuoktinis kažkiek pagerino tą turtą, kažkiek įdėjo pinigėlių ir dar išsisaugojo kvitukus ar pavedimus, tai žinokit, jūs turėsite jam kompensuoti. Arba kažkokią dalį, aš kaip suprantu, gal net ir padovanoti, aš nežinau iš tikrųjų to proceso, bet kad kompensuoti tikrai taip, nes vis tiek čia nėra taip, kad 100% ta apsauga. Todėl jeigu jau perkat savo, tai ir investuokite patys. Nėra čia ko imti svetimus pinigus. Jeigu iš karto gyvenat, tai kad tavo yra turtas toks mano, jo. Žinai, tai taip ir gyvenkit. Tai sakau, dėl tų vedybinių sutarčių tikrai, pripažinsiu, neturėjau daug patirties ir būtų smagu išgirsti galbūt ir teisininkų kažkokius komentarus, jie tikrai su tuo susiduria dažniau netgi. Ir aš žinau, kad būtų tokia tikslesnė informacija. Tai va. Taip, Pas tave kaip? Aš žinok, irgi nesusidūrus, tik, kaip sakyt, nesusidūrus, pardavėm vieną turtą, tai ten buvo povedybinė, tai tiesiog aprašo tada jie tiksliai, nes ten buvo aprašyta, kad perka dalimis, jie pirkėjai buvo, tai tiesiog aš iš pirkėjų gavau, kad mes turime, nes klausė notaras, ir pardavėjai, kaip sakant, sutuoktiniai, bet jie, neturėjo tos sutarties, tai paprastai, o jiem tiesiog tada aprašo, kad jie perka per pusę, nes jeigu susitarė ten man 30, tau 70, tai taip ir užrašo ir pinigus taip sumoka. Tai čia tik toks skirtumas, kad realiai, tada notaras kitaip paruošia tą sutartį. Toks skirtumas, nes ten ir yra principas, kad jie susitarė ir tada viską, ką bepirktų, jie turi tą sutartį visur taikyti. Perka mašiną, aprašo. Ar čia per pusę, ar čia vienam, ar čia kitam. Perka televizorių, ar čia vienam, ar čia kitam, ar per pusę. Tai čia tame esmė tos povedybinės, bet faktas, aš tikrai daug ko turbūt nežinau, nes neteko susidurti, bet principas maždaug toks. Taip. Ir šiaip dar vienas labai svarbus niuansas dėl povedybinės ar vedybinės sutarties. Bet apie tai, manau, jau pakalbėsim kitam video su ekspertu. Tai kol kas palieku tokio kaip intrigą. Tai va, ir jeigu jums reikia mūsų pagalbos, konsultacijos, drąsiai rašykit mums, kreipkitės ir paliksim šitą temą platesniam pokalbiui jau kitam kartui ir tada papasakosim, nes yra vienas labai svarbus niuansas, apie kurį turbūt visi jūs žinot, ne jūs, bet mes žinom kaip specialistai ir taip pat teisininkai. Ir aš manau, kad pasikalbėsime apie tai plačiau ir sekite mus, sekite naujienas.